Sveiki, sveikinu visus su Velykom ir šiandieną išspręsim uždavinį, kurį buvau įdėjęs savo Discordo kanale. Čia yra savaitės uždavinys ir parodysiu netgi 3 būdus, kaip galima įrodyti šitą teiginį. Ten labiau su vienu skaičium, su vienu dalumu dirbsim, bet parodysiu 3 skirtingus būdus, kaip galima padaryti. Taip, būtinai prisijunkit prie mano Discordo kanalo, ten yra ir uždavinių, ir jeigu reikia matematikos ar fizikos pagalbos, ir šiaip visai smagu. Tai vėl paliksiu pakvietimą po video. Ir pradėkim. Tai mums reikia įrodyti, kad n7 minus n dalyjasi iš 42, tai galim tiesiog parašyti taip, kad 42 dalyja n7 minus n su visais natūraliaisiais n skaičiais. Gerai, tai ką visų pirma galim pasidaryti, galim truputį pasiskaidyti. n7 minus n, jeigu iškelsim n, turėsim n6 minus 1. Ir tada n6 minus 1 mes galim išskaidyti kaip n kvadratu minus 1, n4 plus n kvadratu plus 1. Galima štai taip išsiskaidyti. Ir dabar mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 42. Tai 42 galim išskaidyti mažiausiais pirminiais dauginamaisiais. 42 visų pirma dalinsis iš 2, 21 gausis, tada iš 3, 7 ir iš 7 gausis 1. Vadinasi, mūsų skaitiniai yra 2, 3 ir 7. Mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 2, 3 ir 7. Tai pradžiai pasižiūrim į šitą vietą, kadangi čia yra visas skaidinys. Mes n kvadratu minus 1 galim išsiskaidyti kaip n minus 1, n plus 1 ir n. Ir dabar jeigu žiūrim, čia yra 3 iš eilės einantys skaičiai ir jie yra natūralieji. Ir pagal tą faktą, kad 3 iš eilės einantys skaičiai, tai bent vienas iš jų dalinsis iš 3. Dėl to šitas dalinsis iš 3. Dėl to, nes šita dalis, nors vienas iš šitų skaidinių dalinsis iš 3. Tai ir viskas dalinsis iš 3. Tai šitą įrodėm. Dabar ką jeigu apie 2? Dabar žinoma, kad nors vienas iš šitų skaičių bus lyginis, kadangi nors vienas yra lyginis, jis dalinsis iš 2. Tai šitie abudu jau yra įrodyti. Labai paprastai. Ką dabar daryti su 7? Tai čia yra vieta, kur atsiranda 3 būdai. Jų tikriausiai yra ir daugiau, bet yra tokie 3 pagrindiniai. Tai pradžiai pagalvokim, kokios formos n mes turėtumėm įsistatyti, kad mes įrodytumėm. Tai galim sakyti, kad n gali būti kokios formos. N gali būti formos 7k plus minus 1, n gali būti formos 7k plus minus 2 ir n gali būti 7k plus minus 3. Dabar jeigu n yra 7k plus minus 1 arba 7k, tai mes baigiam šitą įrodymą dėl to, nes tada nors vienas iš šitų dalinsis. Pastebėkit, jeigu įsistatysim nors vieną iš šitų formų vietoj n, tai bent vienas iš šitų 3 skaičių dalinsis iš 7. Tai kas mums belieka? Mums lieka štai šitie 2. Ir dabar šitie jau mums netiks, nes jie tenka būtent šitam, tai reikia žiūrėti į štai šitą skaidinį. Matom, kad turim n4, n kvadratu, vadinasi, galim pasikelt kvadratu tiesiog. Na, imam šitą. Tai n kvadratu bus lygu 7k plus minus 2 kvadratu. Turėsim 49k kvadratu minus 28k ir plus 4. Ir dabar matom, kad tiek 49k kvadratu, tiek 28k jie dalinsis iš 7, tai mes galim tiesiog, kad nereikėtų daug labai skaičių turėti, pasakyti, kad 49k kvadratu minus 28k yra lygu 7m, kur m yra natūralusis skaičius. Ir galim nebesukti galvos dėl visokių niuansų. Nes vis tiek bus kažkoks 7 kartotinis šitas skaičius, kurį gausim. Tada n4 bus lygu 7m plus 4 kvadratu. 49m kvadratu plus 56m ir plus 16.
Dabar pastebėkit, kad 16 mes taip pat galim parašyti kaip 14 plus 2. Ir dabar matom, kad šitie 3 skaičiai, jie visi dalinsis iš 7, vadinasi vėlgi. Galim tiesiog sakyti, kad, sakykime, 49m kvadratu plus 56m plus 14 yra lygu 7 koks a, sakykime. Ir a yra natūralusis. Tai reiškia, jeigu mes žiūrim į tą skaidinį, šitą, tai mes turim 7a plus 2 plus 7m plus 4 ir plus 1. Ir plus 1, tai čia yra mūsų n4 plus n kvadratu plus 1. Na? Ir dabar žiūrėkit, kaip čia įdomiai viskas gaunasi, kad 2 plus 4 plus 1 yra 7, visur yra 7, tas mes 7 tą galime iškelti išskliaustus, turėsim a plus m plus 1. Vadinasi, 7 dalins n4 plus n kvadratu plus 1. Vadinasi, tas atvejis, kai n lygu 7k plus minus 2 yra įrodytas. Šitas atvejis yra įrodytas, ok. Ir beliko tik tais vienas atvejis 7k plus minus 3. Ir čia galim padaryti visiškai analogišką variantą, tada n kvadratu bus lygu 49k kvadratu plus minus 42k ir plus 9, 49k kvadratu plus 42k lygu b, sakykime, b yra natūralusis, tada n4 bus lygu, čia 7b plus 9, 7b plus 9 kvadratu, turėsim 49b kvadratu plus 126b plus 81. 81 galim parašyti kaip 77 plus 4, tada 49b kvadratu plus 126b plus 77 yra lygu, sakykime, kokiam L. Ir tada vietoj to turim tiesiog 7L plus 4. Tai dabar šito atveju, kai 7k plus minus 3, turim, kad n4 plus n kvadratu plus 1 yra lygu 7L plus 4 plus 7b plus 9 plus 1. n4 plus n kvadratu plus 1 yra lygu 7 keliuose priskliaustus, turėsim L plus b plus 2 ir todėl 7 dalina n4 plus n kvadratu plus 1. Ir dabar, kai jau įrodėm visus atvejus, įrodėm, kad dalinasi iš 3, įrodėm, kad dalinasi iš 2 ir įrodėm, kad dalinasi iš 7 su visom šitom formom, tai reiškia, kad dalyjasi, kad n 7 minus n dalyjasi iš 2 kart 3 kart 7, 42 su visais natūraliaisiais n. Ok, tai dabar įrodėm vienu būdu su tuo 7, tai dabar koks būtų kitas būdas? Kitas būdas būtų indukcija. Indukcija, tai pažiūrim į n7 minus n. Dabar mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 7, kadangi jau įrodėm 2 ir 3, ten nelabai yra jau ko pridėti. Tai kai n lygu 1, 2, tai dalinasi. Jeigu n lygu 1, tada turėsim 0. Jeigu n lygu 2, turėsim 126, kas dalinsis iš 7 ir bus lygu 18. Ok, tai dabar galim vykdyti indukciją, sakyti, kad n lygu k plus 1, kur tiek n, tiek k yra natūraliai. Tada turėsim k plus 1 7 minus k plus 1. Ir čia dar vienas labai toks gražus dalykas išlenda, tai yra Newtono binominė teorema. Ir Newtono binominė teorema mums tiesiog leidžia pakelti bet kokią dviejų skaičių sumą bet kokiu laipsniu. Newtono binominė teorema x plus y pakelta n
yra lygi n0 x antuoju y0 plus n1 x pakelta n-1 y pirmuoju plus ir taip toliau iki n x0 y antuoju. Ir dabar gali kilti klausimas, kas čia iš viso yra? Kas čia iš viso yra? Tai čia yra kombinacija. Čia yra kombinacija ir jinai yra lygi n faktorialas padalintas iš k faktorialas n minus k faktorialas. Va tai va išreiškiama. Čia kitaip yra vadinama kombinacija ir jinai yra 12 klasiai, vadinama kaip C, ten nuo k iki n. Pavyzdžiui, kiek skirtingų kombinacijų egzistuoja, jeigu turim 3 dalykus, iš kurių renkamės ir renkasi ten 10 žmonių. Nu, tai čia kaip pavyzdžiui. Jo, ir mes galim iš tikrųjų šitą panaudoti, nes mes turim k plus 1/7 ir ką dabar galima pastebėti iš tikrųjų, kad turėsim 7, 0, k 7, tas vienetas visur visų laipsnių yra tiesiog vienetas. Tada turėsim plus 7, 1, k 6, plus ir taip toliau, iki kol daeisim iki 7, 7, k 0, kas yra tiesiog vienetas. Ir dar turėsim minus k ir minus 1. Taip pat nepamirškite to dalyko, kad vykdindami indukciją mes teigiam, kad 7 dalina n7 minus n. Čia yra mūsų teiginys. Jo. Ir ką dabar galima pastebėti, dabar matykit tas skaičius, kuris yra čia viršui, mes turėsim viršui jo faktorialą. Jeigu mes turėsim viršui jo faktorialą, vadinasi, kad skaičius šitas sudarytas, jis tikrai dalinsis iš to n, kad ir koks tas n bebūtų. Bet dabar mes nežinom, ką daryti su šitu minus k ir minus 1. Tai tiesiog pasižiūrim į pirmus paskutinius narius. Vadinasi, visi šitie nariai, kurie bus vidury, tikrai dalinsis iš 7. Pirmas dabar narys, tai mes turėsim 7 faktorialas, 0 faktorialas, 7 minus 0 faktorialas, kas bus tiesiog vienetas, nes 0 faktorialas vienetas ir tada mes tiesiog sudalinam 7 faktorialus, gaunam vienetą. Tai k7 plus ten visi tie, kur dalinasi iš 7, pats paskutinis 7, 7 bus tiesiog vienetas minus k minus 1. Vienetai įsiprastina ir turim k7 minus k ir tada plus visi tie skaičiai, kurie dalinasi iš 7, kur gali išsitraukti 7. Ir pagal indukciją mes sakėm, kad šitas k7 minus k, tos pačios formos kaip n7 minus n, mes pagal indukciją sakėm, kad jisai dalinasi iš 7. Kadangi tiek šitas dalinasi, vadinasi, viskas dalinasi iš 7. Tai pagal indukciją n7 minus n dalinasi iš 7 su visais natūraliaisiais n. Ir dabar pats paskutinis, bet pats paprasčiausias yra būdas, aišku, jį reikia žinot, tai yra, vadinasi, Fermato mažoji teorema ir jinai sako, kad a pakelta p yra a mod p. Kas yra tas mod? Tai reiškia, kad mes a pakelta p dalindami iš p, šito skaičiaus, kuris yra mode, mes gausim liekaną a. Tai turim, kad n7 yra n mod 7. Ir dabar, jeigu mes atimsim n, mes gausim, kad n7 minus n yra lygu 0 mod 7. O tai reiškia, kad mes n7 minus n dalindami iš 7 negausim liekanos ir pagal Fermato teoremą 7 dalina n7 minus n. Ir viskas. Šiandien tiek, 3 tokie būdai.
daugiau kaip įrodyti tiesiog su 7, nes ten su 2 ir 3 gana paprasta. Nu, tas pats visiškai dalykas visais atvejais. Aišku, galima ir su mod įrodyti, kad dalinasi iš 2 iš 3, bet man net paprašiau iš tikrųjų išsiskaidžius. Šiandien tiek, ačiū už žiūrėjimą.